Labadiena, prisistatysiu, esu Irena Snukiškienė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytoja ir prieš 2 metus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute apsigyniau disertaciją, kurioje etnolingvistikos pagrindų ištyriau melo ir tiesos konceptų suvokimą lietuvių ir anglų kalbose. Tokia buvo mano lyginamoji disertacija. Pati esu kalbininkė, lingvistė, todėl tai yra toks galbūt šiek tiek tarpdalykinis tyrimas, kalba plus etnologija. Ir šiandien savo pranešimą pavadinau taip šiek tiek metaforiškai melo veidai lietuvių kalboje. Kadangi artėjame prie balandžio 1-osios, Primaprilis šventės, tai norėčiau apžvelgti, kokie tie melo veidai yra lietuvių kalboje, kaip melas suvokiamas lietuvių folklore, lietuvių patarlėse, priežodžiuose, pasakose ir taip pat šiuolaikinėje kalboje. Bet norėčiau pranešimą pradėti nuo filosofinio tyrimų konteksto, tai yra pasižiūrėti, kaip melas suvokiamas filosofijoje, pradedant senovės Graikijos pasaulėvaizdžių. Taigi, pavyzdžiui, senovės graikų kalba melas yra pseudos. Ir įdomu, kad šis žodis pseudos, jis reiškia ne tik melą, bet taip pat ir klaidą, kopiją ir netiesą. Jis turėjo ir daugybę kitų reikšmių, viso priskaičiuota apie 250 reikšmių žodžio pseudos, bet 2 pagrindinės buvo melas ir klaida. Taigi, ką mes matome, kad senovės graikų pasaulėvaizdyje ir filosofijoje nebuvo griežtos atskirties tarp melo ir klaidos. Buvo vienas ir tas pats žodis, reiškia tiek vieną, tiek kitą. Bet abidvi reikšmės buvo iš esmės neigiamos ir toks vertinimas išliko iki mūsų dienų štai priešdėlyje pseudo, kurį mes pasiskolinome iš graikų kalbos. Priešdėlis reiškia tariamas, netikras, melagingas, pavyzdžiui, pseudomokslas, pseudointeligentas. Tai ta neigiama reikšmė atkeliavo iki mūsų dienų. Ir taip pat trumpai pažvelkime į mitologiją, senovės Graikijos mitologiją. Senovės graikai turėjo tiesos dievybę, kuri buvo vadinama Aletėja. Tas vardas pasiskolintas iš bendrinio graikų žodžio Aletėja, kuris reiškia tiesa. Ir Aletėjai buvo skiriama labai aukšta pozicija Graikijos panteone. Ji buvo pagrindinio dievo Dzeuso dukra. O pagal kitą versiją, pagal vieną iš Ezopo pasakėčių, Aletėją iš molio nulipdė Prometėjas. Jis ją nulipdė tais tikslais, kad jį reguliuotų žmonių moralę, žmonių elgesį. Ir jis labai stengiasi, tam pasitelkė visus savo įgūdžius. Ir jau ją baigė, taip jau beliko tik tai ją pašauti krosnį, išdeginti, įkvėpti gyvybės. Ir tuo metu jį pakviečia Dzeusas. Ir Prometėjas išeina pasikalbėti su Dzeusu ir palieka savo dirbtuves prižiūrėti Dolosui, savo pameistriui. O Dolosas, jis buvo toks puikybės apimtas žmogus ir jis pasižiūrėjo į tą nuostabaus grožio molinę deivę ir sako, aš sukursiu geresnę. Ir jisai paima likusį molį ir nulipdo absoliučiai identišką jos klastotę. Bet pritrūksta molio ir nepabaigia pėdų. Ir tada po kurio laiko grįžta Prometėjas ir mato 2 skulptūros. Ir abidvi tokios labai gražios, ir abidvi labai panašios. Ir jis sužavėtas jų grožio, abi pašauna į krosnį, abi išdegina ir abiem įkvėpia gyvybę. Ir tokiu būdu gimė tiesa, viena iš jų Aletėja, ji į pasaulį žengia lygių žingsnių, tai simbolizuoja tiesos pastovumą, o kita, kadangi neturi pėdų, bando eiti, bet suklumpa. Ir kaip įdomu, kad štai mes ir lietuvių liaudies irgi patarlėse štai turime tokį posakį melo kojos trumpos. Taip, patarlė, kuri beje yra daugelį Europos kalbų, ir anglai turi lygiai tokią pačią patarlę, like has short legs, short wings, ir lenkai turi labai panašią irgi patarlę. Tai yra toks greičiausiai vaizdinys atėjęs iš senovės graikų mitologijos. Pagal dar vieną versiją, ta melo deivė, pseudologos, gimė iš nesantaikos deivės Eiridės, bet gimė ne viena, o jų gimė labai daug, brolių ir seserų, vadinamų pseudologoj, ir visi yra melo demonai arba dar kažkokių kitų, ten užmaršties, ar kažkokių tai kitų blogybių demonai.
Na ir štai čia jau aš šiek tiek užbėgu už akių, bet kai kalbėsiu apie folklorą, tai ten pamatysime, kad tiesa folklorė, lietuvių folklorė visada vaizduojama kaip viena ir vientisa. Tuo tarpu tų melų yra įvairių, jie yra daugybiniai, yra geresni, yra blogesni, yra laipsniuojami, na ir taip toliau. Na ir įdomu taip pat tai, kad senovės graikų filosofijoje išskirta ir teigiamo melo kategorija. Štai Platonas, dialogė Hipijas Mažasis, išskiria 3 melo kategorijas. Vienas yra nesąmoningas melas arba klydimas, kitas yra sąmoningas piktybinis melas, tai yra siekis apgauti, tai apgavystė. Na ir trečias yra sąmoningas nekenksmingas melas, tai yra metologija, metaforika. Ir tą pastarąjį Platonas laiko teigiamų melų, nes sako, nors tai melas, bet tai melas, kuris dažnai labai atskleidžia kažkokią gilią tiesą. Tai mes per mitologiją, per metaforą, dažnai per meną, per kiną, per poeziją juk atskleidžiame kažkokią labai gilią tiesą. Ir čia norėčiau pacituoti vieną vokiečių režisierių, Wernerį Herzogą, kuris išskyrė tokią ekstatinės tiesos kategoriją. Na, jis kūrė dokumentinius filmus, bet į savo dokumentinius filmus įpindavo taip pat labai daug fikcijos, visokio pramano. Ir jis sakė, kad aš savo filmuose siekiu šiek tiek giliau. Jeigu mes manome, kad tiesa yra paremta faktais, aš manau, kad yra ir gilesnis sluoksnis. Na, ir jis vienoje savo kalboje sakė, štai įsivaizduokime turbūt, viena gražiausių pasaulio skulptūrų yra Michelangelo Pieta. Kas ten yra pavaizduota? 33 metų nukankinto vyro kūnas, kurį ant rankos laiko motina. Vyrui 33, motinai iš pažiūros 17. Ir tada režisierius klausia, tai ką Michelangelas norėjo pasakyti? Žvelgiant iš faktinės perspektyvos, tai yra fake news. Motina negali būti jaunesnė už savo sūnų. O galbūt Michelangelas norėjo pateikti kažkokią gilesnę tiesą per tą skulptūrą. Tai čia mes ir kalbame apie tą sąmoningą, nekenksmingą melą. Tai mitologija, metaforika, meną kartais. Dar labai įdomu tai, kad Platonas klaidą laiko didesnę blogybę negu tyčinį melą, negu apgavystę. Kodėl taip yra? Taigi Platonas laikė, kad tiesa tai yra tas idėja, idealas, tai yra pats didžiausias gėris, prie kurio žmogus siekia priartėti, bet greičiausiai negali visiškai priartėti. Tai yra ta idėja arba idealas Platono. Ir jeigu aš klystu, aš tiesos visiškai nežinau, aš esu labai toli nuo jos nutolęs. Tačiau jeigu aš apgaunu, aš tiesą žinau, bet tyčia nepasakau. Bet aš jau esu arčiau tos idėjos, arčiau idealo. Todėl Platonas laiko, kad klysti yra daug blogiau negu meluoti. Šiandien mes turbūt atvirkščiai sakytume. Toliau pažvelkime į krikščionybės filosofiją, į melą lotynų kalboje. Štai lotynų kalboje jau išsikristalizavo 2 netiesos sampratos. Viena yra mendacium arba melas ir kita yra erare arba klysti. Jau yra 2 skirtingi žodžiai - meluoti ir klysti. Mendacium yra kilęs iš proto-indoeuropiečių šaknies mend, kuris reiškia kažkokį fizinį defektą, kažkokią kaltę. Tuo tarpu veiksmažodis mentior, meluoti, kildinamas iš žodžio mens, tai yra protas. Panašiai kaip mentio, priminimas. Ir štai čia yra labai įdomu, kad tas žodis melas, meluoti lotynų kalba, jis siejamas ne tik su neigiama prasme turinčiais žodžiais, tokiais kaip meluoti, kaip kaltė, kaip defektas, bet taip pat ir su protinė veikla. Tai ką mes matome, melas taip pat reikalauja tam tikro gudrumo, apsukrumo, tam tikro protinio darbo, protinės veiklos. Ir krikščionybės filosofijoje išryškėjo tokios 3 pagrindinės melo kategorijos. Lotynų kalba pavadintos mendacium officiosum, mendacium jocosum, mendacium domnosum. Tai yra naudingas melas, juokų melas ir kenksmingas melas. Ir Šventas Augustinas jis pateikia turbūt tokią klasikinę melo apibrėžtį. Melas tai netiesa, kurią siekiama suklaidinti. Ir čia mes matome 2 pagrindinius melo reikšmės komponentus. Vienas tai yra žodžių ir realybės neatitikimas ir kitas būtinai tyčinis melas turi būti. Aiškiai, būtinai mes turime turėti tą siekį suklaidinti, tą lotynų kalbą intentio falendi. Tuo tarpu
dar Platono laikais buvo Aristotelis, tiksliau sakant, pateikė klasikinę tiesos apibrėžtį. Tiesa tai yra mąstymo ir realybės atitikimas, minties ir daikto atitikimas. Kai mano mąstymas, tą, ką aš mąstau, tą, ką aš sakau, atitinka realybę. Vėlesnėje filosofijoje į melą buvo žvelgiama vėl šiek tiek kitaip. Štai Nikolo Makiavelio laikais į melą žvelgiama iš politinės, iš pragmatinės perspektyvos. Na, Makiavelis turbūt buvo pirmasis, kuris pažvelgė iš tos perspektyvos, ypač tame jo garsiame veikale Valdovas, kuris turbūt davė pradžią ir tais tokiai sroviai makiavelizmo, politinė srovė, kai tikslas pateisina priemonės. Melas vertinamas pagal jo naudą politikoje. Makiavelis siūlo politikam imti pavyzdį iš dviejų gyvūnų, iš liūto ir iš lapės. Visų pirma, iš lapės, tai yra pasitelkti melą kaip politinę manipulaciją siekiant savo tikslų, o jeigu nepadeda, tada, jau sako, virsk į liūtą. Ir pasitelk taip pat baimės, jėgos, sankcijų, visokias struktūras. Tokia baisoka knyga, tai baisoka, bet nemažai ir šiandien, nemažai politikų irgi ją tais patarimais pasinaudoja dėja. Tuo tarpu Immanuelis Kantas, jis pasisako už visiškai bekompromisį melo draudimą. Tai yra visiškai priešingas požiūris, kategoriškai priešingas, jis nedaro išlygų netgi būtinajam melui. Yra viena garsi Kanto citata, kur Kantas pateikia tokį pavyzdį. Jeigu žudikas su peiliu rankoje vejasi auką ir paklausia, į kurią pusę ji nubėgo, tai netgi tada meluoti negalima. Galima nesakyti, galima tylėti, bet meluoti negalima. Netgi tokiu atveju, visiškai labai griežtas požiūris, tai jokių išlygų, taip, jokio melo, netgi būtinojo. Vėliau vėlesni filosofai, aišku, kritikavo tokį Kanto požiūrį. Štai vienas lenkų filosofas Vojtiecha Hudi, tai jis sakė, kad Kantas negyveno 20-ame amžiuje, jis negyveno nacionalsocializmo laikais, jis negyveno komunizmo laikais, kai melas labai dažnai padėdavo žmonėms išgyventi, dažnai būdavo vienintelė sąlyga. Ir dar vienas filosofas, aš tiesa jų disertacijoje apžvelgiau ir daugiau, bet čia taupydama laiką išrinkau vos kelis, kurie man pasirodė įdomiausi, jų mintis būtent apie melą. Friedrichas Nietzsche, jam būdingas tas nihilizmo ir skepticizmo požiūris, jis garsijo frazė Dievas mirė. Nors tai iš tikrųjų nėra dievžudystė, bet jis kritikuoja tą dogmatinę tiesą. Taip, sako, Dievas mirė ir tiesa mirė. Ką jis sako? Jis sako, kad kiekviena tiesa tai kažkoks kalbinių konvencijų konstruktas, kad aš turiu savo tiesą, jūs turit savo tiesą, taip, ir tokiu būdu ta riba tarp melo ir tiesos, ji nėra labai aiški ir ryški. Ką beje vėliau parodė taip pat ir mano kiti kalbiniai ištirti duomenys. Ir taip pat pažvelkime į melo sampratą 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje, kai atsirado taip vadinama posttiesos epocha. Tas terminas posttiesa, jis yra pasiskolintas iš anglų kalbos, iš žodžio post-truth. Ir Oksfordo žodynas jį apibrėžia kaip aplinkybės, kai politinėse diskusijose ar viešojoje nuomonėje objektyvūs faktai lemia mažiau negu emocijos ir asmeniniai įsitikinimai. Posttiesos epochai manoma, kad pamatus padėjo alternatyvios žiniasklaidos atsiradimas, socialinių tinklų plėtra. Tada, kai žurnalistika, ta tradicinė žurnalistika, taip, laikraščiai, žurnalai, radijas, taip, kai ji prarado viešos komunikacijos erdvės monopolį, kai bet kas gali kurti turinį. Ir dažnai mes, skaitydami štai internete, socialiniuose tinkluose naujienas, mes nežinom, ar tai yra nuomonė, ar tai yra faktas. Taip, mes visiškai nėra patikrinti tie faktai. Jeigu moksle tikrinimas faktų vadinamas verifikacija, taip pat jeigu viešoje erdvėje kažkur patikimoje viešoje erdvėje žiniasklaidoje, tai būtinai turi būti pagrįsta, kiekviena naujiena rimtos žiniasklaidos turi būti pagrįsta 2 šaltiniais. Visur yra ta
4i policy, taip, kad būtinai keli žmonės peržiūrėtų tą pačią naujieną ir patvirtintų. Na, tai viso to nėra socialiniuose tinkluose. Na ir ypač ta problema ryškėja dabar, kai atsirado dirbtinis intelektas. Apskritai mes nežinom, kas rašo komentarus. Ar tai žmogus, ar tai botai, tai pokalbių robotai, ar tai ar apskritai, ar gyvi žmonės yra už tų profilių socialiniuose tinkluose. Na ir taip kalbama, kad mes įžengėme į tą posttiesos epochą, kai riba tarp melo ir tiesos visiškai nusitrina. Ir kuo toliau, tuo labiau. Ir įdomu, kad pats terminas post-truth, jis 2016 metais Oksfordo žodyno buvo išrinktas metų žodžiu. Ir dėl ko tą lėmė to laikotarpio politinę sceną sukrėtė du įvykiai. Pirmas tai buvo Donaldo Trumpo pergalė rinkimuose, į pirmą kadenciją, kai buvo išrinktas. Tada niekas turbūt nesitikėjo net tokio rezultato rinkimų. Ir antras dalykas, kurio irgi niekas nesitikėjo, tai buvo Brexitas. Va, ir tada labai daug pradėta rašyti apie posttiesą, kad mes štai įžengėme į posttiesos epochą, na ir Oksfordo žodynas įtraukė tą žodį į metų žodį, išrinko metų žodžiu. Ir posttiesa, tai nėra visiškas tiesos neigimas, ne? Bet ją būtų galima apibrėžti kaip manipuliacinė tendencija, kai faktus drįstama pakreipti. Kažkaip atsijoti, taip pateikti ne visus, taip kažkaip savaip interpretuoti tam tikrų atskirų individų naudai, kad faktai atitiktų jų nuomonę, bet ne atvirkščiai. Ir štai čia aš internete radau dvi karikatūras, kurios labai puikiai atspindi, kas yra ta posttiesa. Štai pirma karikatūra, tai laikas, kai faktai yra griaunami iš postamentų. Na ir antra karikatūra man nepaprastai irgi patiko, jeigu Dekartas kažkada sakė, mąstau, vadinasi esu. Taip, loginio mąstymo pagrindu aš prieinu arti prie tiesos, taip, mąstau ir įjungiu kritinį mąstymą, taip, mąstau logiškai ir pasiekiu tiesą. Tuo tarpu posttiesos žmogus sako, manau, vadinasi, esu teisus. Todėl aš čia posttiesą dar pavadinau manau, bet ne mąstau. Taip, kas dažnai dėja nutinka. Na ir taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie naujas melo kategorijas, kurios irgi atsirado 20-21 amžiuje, tai ir propaganda, ir manipuliacija, ir melagiena, tai fake news, melaginga naujiena, kurią lietuvių kalbos naujadarų duomenynas apibrėžia kaip melagingą klaidinantį naujieną. Ir angliškas terminas bullshit, mes neturime tokio visiško atitikmens lietuvių kalba, šis žodis yra verčiamas tokiu gal ne kaip akademijo aplinkoje skambančių žodžių šūdmala. Pavyzdžiui, garsus amerikiečių filosofas Frankfurtas parašė knygą On Bullshit, kuri buvo išversta Viktoro Bachmetjevo į lietuvių kalbą apie šūdmalą, būtent tą terminą pavartojant. Kas yra tas bullshit? Tai yra tyčinis niekų paisymas. Tai yra, taip apibrėžia naujadarų duomenynas, tuo tarpu Frankfurtas apibrėžia tai kaip teiginius, kurie skleidžiami nesigilinant į jų teisingumą. Tai mes nežinom, ar jie teisingi, ar jie neteisingi, tiesiog siekiant kažkokios asmeninės naudos. Ir štai aš stebėjau rinkimų debatus per paskutinius prezidento rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Na ir šito fenomeno tikrai buvo nemažai Donaldo Trumpo kalboje. Na ir dar viena įdomi melo kategorija – storytellingas. Irgi mes pasiskolinome anglišką žodį, neturime lietuviško kažkokio sukurto. Tai yra kažkoks nuoseklus pasakojimas, kur sujungiama viskas. Ir faktai, ir kažkokia emocinė vertė. Na ir tokio prekės ženklo tarsi kūrimas, arba tiesiog pasakojimo menas, kaip apibūdina lietuvių kalbos naujadarų duomenynas. Na ir taip pat labai trumpai norėčiau apžvelgti melą lietuvių filosofijoje. Apie melą labai nemažai yra rašęs Vydūnas. Na ir jis melą pabrėžia kaip labai svarbę vertybę. Jo filosofijoje labai atsispindi tas kantiškasis požiūris. Jis irgi sako, kad žmogus visada privalo sakyti tiesą arba gali tylėti, bet jokių būdų nemeluoti. Jis sako, kad vis svarbiau yra visuomet sakyti teisybę arba tylėti, o ne meluoti. Na ir dar vieną radau labai gražią ištrauką irgi iš Vydūno darbų. Žinau, kad mano tėvas kito lietuvio jam duotų žodžių taip pasitikėdavo, lyg tas būtų jau pats veikimas. Žodis būdavo taip tikrai ir ištęsimas, kaip kad rytai saulė užteka.
Na ir dar toliau jisai rašo, rašoma, kad lietuviai skolindavo vienas kitam pinigų, nereikalaudami jokio rašto, vien pasitikėdami duotų žodžiu. Na, parodo, kaip ta tiesa, netiesos sakymas ir nemelavimas, kaip buvo svarbu lietuvių kultūroje. Apie melą taip rašė ir Maceina. Na ir jis, aišku, žvelgė per istorinę prizmę, štai jisai labai daug rašė apie komunizmo netiesą, bet daugiau kalbėjo ne apie pačią netiesą, bet ypač sakė, kad yra blogai ne tiek ta komunizmo netiesa, kiek regėti tą netiesą ir vis tiek nieko nesakyti, vis tiek šlovinti kaip tiesos ir teisybės įsikūnijimą. Tai jis mato didžiąją blogybę matyti melą ir nesakyti, kad tai yra melas. Na ir galiausiai norėčiau prieiti prie savo jau disertacijos tyrimo, etnolingvistinis melo tyrimas. Mano tyrimas yra etnolingvistika, tai yra etnologijos ir lingvistikos paribys. Tai yra mokslas, kuris tyria kalbos ir kultūros santykį ir tyria koncentriškai. Štai jeigu pasižiūrėtume į dėmens etno reikšmę, semantiką, taip, tai yra liaudis arba tauta. Taigi etnolingvistika jį koncentriškai tyria liaudies kalbą, taip ir liaudies kultūrą, folklorą, ir taip pat tautos bendrinę kalbą ir kultūrą tam tikros tautos plačiaja prasme. Na ir etnolingvistikos tikslas yra atkurti kalbinį pasaulėvaizdį. Etnolingvistai jie kaip kalbos archeologai taip žvelgia į kultūrą per kalbos prizmę ir ieško įvairių kultūrinių klodų. Ir duomenys yra semiami iš skirtingų šaltinių, tai yra sisteminiai duomenys arba žodyniniai duomenys. Taip žiūrima, kaip tam tikras objektas yra apibrėžiamas žodynuose. Imant visus duomenys ir apibrėžtis, ir taip pat iliustruojančius sakinius, ir įvairiausius žodynus. Taip ne tik bendrinės kalbos, bet ir istorinius žodynus, sinonimų, antonimų žodynus, taip pat etimologinius šaltinius. Toliau yra apklausiami šiuolaikinės kalbos vartotojai, kognityvinė kalbos vartotojų apklausa ir taip pat daugiausiai informacijos suteikia tekstiniai duomenys. Tai yra renkami tekstai įvairiausių žanrų ir folkloras, ir paremijos, ir mįslės, ir pasakos, ir taip pat įvairių žanrų šiuolaikiniai tekstai. Tai yra ir žurnalistiniai tekstai, ir grožinė literatūra, ir moksliniai tekstai. Na ir vėliau surinkus tokią didelę tekstinę duomenų bazę jau yra atliekamas tyrimas. Žvelgiama iš įvairių semantinių aspektų, tai yra užduodamas klausimas, sakykime, kaip atrodo tas mano tyriamas objektas kalboje, kokia yra jo kilmė, kokias funkcijas jis atlieka, ar jisai yra skaičiuojamas ar neskaičiuojamas kalboje, na ir taip toliau. Taip, ir štai aš jau pademonstruosiu savo tyrime. Visą tai, ką sakiau, tai norėčiau pradėti nuo sisteminių duomenų, nuo žodyninių duomenų. Tiek dabartinės lietuvių kalbos žodynas, tiek lietuvių kalbos žodynas melą apibrėžia labai panašiai, kaip neteisybė, melagystė. Na, meluoti apibrėžiama kaip sąmoningai sakyti netiesą arba išsisukinėti neteisybę sakant, niekus kalbėti, pasakoti, plėpėti arba šmeižti ir apkalbinėti. Na ir ką mes matome? Mes matome tas pačias 3 melo kategorijas, kurias štai pamatėme krikščionybės filosofijoje. Tai yra naudingojo melo kategorija, taip, išsisukinėti. Taip, aš noriu išsisukti iš savo keblios padėties, todėl meluoju. Tai yra juokų melas, pasakoti, plėpėti. Jis neturi neigiamos reikšmės, taip, bet šiaip dėl smagumo. Ir taip pat šmeižti, apkalbinėti, jau čia yra tas kenksmingasis melas. Toliau pažiūrėkime į etimologiją. Lietuvių kalbos etimologinio žodynų duomenų bazėje etimologinės melo reikšmės daugiausiai neigiamos. Štai melas siejamas su tokiais žodžiais kaip nuodėmė, kaltė, neteisybė, melagingai, apgaulingai, pažeidimas, kažkoks prasižengimas, bergždžias, tuščias, taip pat lotynų malius piktas, vakarų airių mel nuodėmė, na ir taip mes matome, kad visos šitos reikšmės yra neigiamos. Ir taip pat pažvelgime į sinonimų ir antonimų žodyną. Štai sinonimų žodynas pateikia tokius sinonimus: netiesa, neteisybė, melagystė, prasimanimas, pramonės, štai čia vėl turime tarsi juokų melo kategoriją, ir pasaka, fantazija, vėl ta teigiamo melo kategorija. Na, antonimų žodynas nepateikia jokio antonimo, tačiau žodis melas yra pateikiamas kaip tiesos antonimas.
Na, kur kas įdomesnių duomenų pateikia folkloras. Norėčiau pradėti nuo paremijų tyrimo. Paremijos tai yra patarlės, priežodžiai. Ir čia yra labai ryškus aksiologinis aspektas, kai tiesa ir melas, jos persipina, tos dvi vertybės persipina tarpusavyje ir labai dažnai atsiduria priešingose aksiologinės skalės pusėse. Tiesa, patarlėse, lietuvių patarlėse vaizduojama kaip viena aukščiausių vertybių, melas vaizduojamas kaip antivertybė. Apskritai patarlių apie melą ir tiesą lietuvių kalboje yra labai daug, apie 300 išrinkau. Tai lyginant su, pavyzdžiui, su kitomis vertybėmis yra tikrai labai didelis skaičius. Ir štai tiesa lyginama su auksu, su saulė, jai priskiriama šviesos metaforika ir vadinama šventa teisybė, kas teisingas išmintingas, už teisybę nebaisu galvą padėti. Tuo tarpu melas visiškai priešingas, tai yra peklos vaikas, taip kilmė demoniška. Kas melagis, tas vagis, beje, čia yra tarptautinė patarlė, atėjusi iš lotynų kalbos. Taip pat melagis meluoti šuvaloti lygiai gali, melagio liežuvis dvilinkas, tai yra melagis lyginamas su šunimi, su gyvate, su neigiamą prasme lietuvių folklore turinčiais gyvūnais. Ir melagio puodas visada juodas, tai yra melui priskiriama ta juodos spalvos metaforika. Na, kalbant apie trukmės aspektą, štai kaip ir graikų filosofijoje, taip pat patarlėse mes matome, kad tiesa vaizduojama kaip stabili, amžina, nenykstanti, teisybė nei skęsta, nei dega, viskas keičiasi, bet teisybė lieka. Taip, tuo tarpu melas laikinas, ta patarlė melo kojos trumpos, su melu netoli ten nueisi, melą pavysi greičiau negu šluba šunį. Tai ir lygiai tie patys vaizdiniai, taip pat man išryškėjo ir anglų kalba, vėliau ir lenkų kalbos tyrimą irgi padariau, irgi tą patį pastebėjau. Kitas aspektas, kurį pastebėjau, tai buvo kiekybės gradacijos aspektas, kai tiesa įvaizduojama vientisa, tuo tarpu melų jų yra daug. Melas yra daugybinis, dalomas, laipsniuojamas, štai 100 klaidų, bet tarp jų viena tiesa. 9 melo, vienas pravdos žodis, to ir teisybė. Melas melui nelygų, gali būti geresnis, gali būti blogesnis. Arba primelavo pilną maišą. Tai tarsi kažkoks tai turinys, kurio galima kažką tai pripildyti. Tam primeluoti 9 bačkas ir 8. Yra ir toks posakis lietuvių kalba. Kitas aspektas yra pragmatinis. Ir čia jau melas ir tiesa apsikeičia vietomis aksiologinėje skalėje. Jeigu lygi šiol visos patarlės sakė, kad meluoti blogai, tiesą sakyti gerai, čia mes matome atvirkščiai. Melas naudingas, meluoti kartais išmintinga, tuo tarpu tiesa nenaudinga ir dažnai netgi kvaila. Ir čia patarlė sako, meluok ir save vaduok, nemeluosi, neparduosi. Melagis palakęs, begėdis paėdęs, nemelavęs nebūsi teisus. Yra ir tokių. Ir čia aš tik kelias išrinkau, iš tikrųjų jų yra gerokai daugiau. Tuo tarpu tiesa visiškai neišmintinga, nenaudinga, už teisybę nakvynės negausi, tik kvailas ir mažas tiesą sako. Teisybę pasakyti čia kaip širšių kulinį prakabinti. Štai labai graži patarlė, nepasakai ir tada visos nelaimės prasideda. Arba pasakyta teisybė neprietelius daro. Irgi tokia visai graži ir tam tikrą tiesą atskleidžianti patarlė. Lygiai taip pat melas kaip teigiamas, o tiesa kaip neigiama vaizduojamas ir iš psichologinio aspekto patarlėse. Štai melas vaizduojamas patrauklesnis už tiesą. Tiesa yra melo pastumdėlė, tiesa atjoja melas ant balto žirgo, tiesa pėsčiomis. Viena patarlė sako, kad melas su karieta, o tiesa pėsčiomis žygiuoja. Tiesa mergelė liesa, štai tiesa yra priskiriama ir percepcinė metaforika, tai įvaizduojama per skausmą kažkokį, per skonio pojūtį, karti, skaudi. Na ir taip pat nesąžininga, štai kas stipresnis, tas gauna visados tiesą. Arba pinigas ir netiesa, tiesa paverčia, viena iš patarlių sako. Na ir galiausiai yra patarlis, kur parodo, kad nėra aiškios ribos tarp melo ir tiesos. Tas turbūt Nyčės požiūris. Tai vieno tiesa, kito nemelas. Arba kas seniau buvo teisybė, šiandien pasaka. Laikui bėgant gali pasikeisti. Tiesos nesakyk, bet ir nemeluok. Na ir esama patarlių, kurios visiškai prieštarauja viena kitai. Viena patarlė sako ir velnias tiesą pasako,
Kita sako, ir pas Dievą nėra teisybės. Viena sako, su teisybė netoli ten nueisi, o kita sako, su teisybė visą pasaulį pereisi. Na, patarlės jos yra situacijų strategijos, tai yra labai priklauso nuo situacijos, taip, kada kuri vartojama, todėl jų esama labai daug ir jos tokios viena kitai prieštaraujančios. Na, taip pat patarlėse labai yra ryški opozicija savas svetimas. Aš tai uždaviau klausimą, o kasgi yra tie pagrindiniai melagiai patarlėse? Na ir kas? Tai yra dažniausiai kitataučiai, kurie gyveno visiškai šalia lietuvių, tai yra kaimynai, kartais tautinės mažumos, kurie kalbėjo kažkokia kita kalba, galbūt atrodė, galbūt rengėsi šiek tiek kitaip, nes žmonės jų šiek tiek galbūt baiminosi dėl to, ir jiem priskyrė tą melavimą. Tai ir čigonai, ir žydai, ir lenkai, ir latviai. Ir beje, tai yra tarptautinis vaizdinys, nes vėliau ištyriau lenkų patarlės, ten didžiausi melagiai yra čekai ir žydai. Taip. Vėliau ištyriau anglų patarlės, atspėkit, kas ten yra didžiausi melagiai. Škotai. Tai mes matome, yra lygiai tas pats visur. Tai nėra, tikrai negalime sakyti, kad čia mes esame tokie politiškai nekorektiški. Ne, čia yra folkloras. Tai folkloras yra labai politiškai nekorektiškas. Taip yra. Taip yra. Taip, bet kas yra įdomu, štai lietuvių tas valstietiškasis pasaulėvaizdis, jis taip pat priešinamas aristokratijos ir inteligentijos pasaulėvaizdžiui. Nes kas yra dar melagiai, tai yra ponas ir kunigas, būtent tų kitų dviejų pasaulėvaizdžių atstovai. Tai vat pono kunigo teisybė kaip nakties šviesybė, tie, kurie dažnai išnaudodavo tą vargšą valstietį ten visokiam savo neįgiamam tikslam, ne? Ponui Bobai teisybė nesakyk, štai dar viena patarlė. Na ir žvelgiant į lietuvių folklorą yra labai įdomus toks atskiras literatūrinis žanras, melų arba juokų pasakų žanras, kurio būdingas esminis bruožas yra nelogiškas aplinkos traktavimas. Apie jį labai daug yra rašiusi įtyrusi etnologė Jūratė Šlekonytė. Ir kas tai yra? Tai yra savita fantastikos atmaina, tokia pseudologinė fantastika, kai pasakojami nutikimai yra paremti ne kažkuo antgamtišku, tačiau alogišku. Yra pasakos, kur pasakojami visiškai kažkokios nelogiškos nesąmonės tam, kad būtų juokinga. Taip, tiesiog siekiant pajuokauti. Ir tas dviejopas žanro pavadinimas rodo, kad melo ir juoko sąvokos jos yra labai, labai artimos. Na, kitaip tariant, meluojama pramogai žmonėm palinksminti. Na, yra to melo juokų kategorija, ji yra labai apskritai ryški lietuvių folklorė. Tai yra ir piršlio melagio tradicija, ir melų juokų diena, apie kurią rašė etnologė Marcinkevičienė. Liaudyje buvo švenčiama kaip nuotaikinga pirmoji pavasario darbų diena. Ir toliau yra irgi jos graži citata. Balandį dažnai pasitaiko gamtos išdaigų. Čia šilta, čia staiga papučia žvarbus vėjas, pašąla, pasninga. Ir visa tai kėlė žmonėms didelį nerimą. Norėdami to išvengti, jie stengiasi melu ir apgaulę suklaidinti piktąsias augimo bei derliaus dvasias, moteris raganas, kad šios nepakenktų būsimajam derliui. Na ir toliau norėčiau pereiti prie turbūt tokios įdomiausios, išsamiausios savo tyrimų dalies, šiuolaikinių tekstų. Taip, aš jau skubėsiu, nes jau turbūt to ir laikas į pabaigą. Taip, šiuolaikiniai tekstai, išrinkau viso apie 600 kontekstų, 300 su žodžiu tiesa, 300 su žodžiu melas. Ir ką pastebėjau, kad žodis melas, jis labai dažnai atsiduria tekstuose šalia kitų labai, labai neigiamą reikšmę turinčių žodžių. Tai yra demoralizuojantis, smurtas, jėga, baimė, neapykanta, pavydas, pletkavimai. Tiesiog, iš tekstynų, įmečiau į tekstynų paieškos laukelį žodį melas, taip, atsitiktinai išrinkau kažkiek kontekstų, iš šiuolaikinių interneto svetainių dar papildžiau tą tyrimą ir štai labai, čia vos keli pavyzdžiai, bet labai daug kur melas būtent apsuptas labai stiprią neigiamą prasmę turinčių žodžių. Ir labai ryškios konceptualiosios metaforos. Tai yra melas vaizduojamas kaip klampinantis. Labai dažnai melo liūnas, toks žodžių junginys pasikartoja, arba klampinantis melas, arba melo voratinklis, irgi labai dažnas žodžių junginys. Melo purvas, taip juodas melas, melo nuodai, nuodyti melu, irgi labai dažnos metaforos. Taip pat yra labai ryški melo sąsajos su prievarta. Čia tą, ką mes matėm Makiavelio filosofijoje.
Štai irgi tokie labai stiprūs sakiniai, taip, prievarta, šmeižtas, kieta ranka, fanatiškai daužomas kumštis, bet tokie būtent sakiniai atskleidžiantys tą fizinę prievartą kažkokią, bet ir tuose sakiniuose yra būtent tas žodis melas. Taip pat yra labai stiprus emocinis žiūros taškas. Tie sakiniai labai dažnai būna smarkiai prisotinti labai neigiamų emocijų. Tai išaiškėja labai ryškioj, stiprioj leksikoj. Taip pat įvairūs tropai. Štai čia turime jėga, prievarta, klasta, melas, didžiosiomis raidėmis parašyti ir pavadinti kaip žvėris, tai yra personifikacija. Šaukiamieji sakiniai, taip pat jaustukai, štai čia matome viename iš pavyzdžių, čia netgi didžiosiomis raidėmis parašyta meluoti, gėda. Taip tokie irgi labai stiprų emocinį krūvį turintys sakiniai. Ir jų iš tikrųjų labai daug, kalbant apie melą. Ir labai įdomu, kad tekstuose man išaiškėjo, kad emocija, kuri yra dažniausiai siejama su melu, yra gėda. Lietuvių kalboje. Ir gėda labai dažnai yra vaizduojama kaip melo priežastis. Aš meluoju, nes man yra dėl kažko gėda. O vėliau jau man yra gėda, kad aš pamelavau. Ir tada aš vėl turiu meluoti, kad nuslėpčiau tą savo melą. Ir tokiu būdu atsiranda visa melo ir gėdos grandinė, nesibaigianti. Ir įdomu štai, kad anglų ir lenkų kalboje ten melas yra apsuptas baimės. Taip kaip mūsų kalboje gėdos, ten baimės. Aš meluoju, nes kažko bijau, o tada bijau, kad mano melas bus atskleistas ir toliau meluoju. Ir tokiu būdu štai vėl atsiranda visa melo kaskada arba visa melo grandinė. Žvelgiant iš ideologinės perspektyvos išaiškėjo du žiūros taškai. Vienas istorinis, kitas politinis. Istorinis žiūros taškas, žodis melas labai dažnai atsiduria tekstuose apie sovietinį arba nacių režimus. O žvelgiant iš politinės žiūros taško, tai yra jau šiandieninis melas kaip politinė tam tikra priemonė, labai dažnai kalbant apie Kremliaus propagandą, taip pat, bet tokie du pagrindiniai žiūros taškai atsiskleidė. Kitas požiūris yra tiesiog melas, kuris nėra vertinamas nei kaip teigiamas, nei kaip neigiamas. Čia jau tokie visiškai nenešantis jokio emocinio krūvio sakiniai. Čia aš tik kelis pavyzdžius išrinkau, jų buvo šiek tiek mažiau. Taip, bet tai yra tiesiog melas kaip faktų iškraipimas. Kažkokia klaida arba kažkas, kas neatitinka faktų. Ir taip pat išryškėjo neprototipinio melo pavyzdžių, egzistencinis melas, kuris gali būti sąmoningas ir gali būti nesąmoningas. Taip, nesąmoningas tai yra saviapgaulė, kai aš meluoju pats savo to nesuvokdamas. Sąmoningas yra veidmainystė, kai aš tyčia apsimetu. Taip, tai yra neprototipinis melas, nes jis yra labai dažnai nežodinis. Taip, tai labai dažnai elgesio kažkoks, apsimetimas kažkuo, kuo aš iš tikrųjų nesu. Tai čia pavyzdys, dvigubas gyvenimas, bet čia irgi laikoma melu. Ir tas neverbalinis melas, tai kada jis yra, kai nėra atitikimo tarp žmogaus minčių, žodžių ir poelgių. Štai vėl keli pavyzdžiai. Kai žmogaus žodžiai neatitinka jo minties, tai yra netiesa arba melas, jeigu netiesa yra sąmoningai teigiama. Arba svarbu nesuplakti tiesos, tikroviškumo su melu, oratoriaus žodis, jo vertybinė orientacija negali skirtis nuo jo elgesio ir darbų. Kai nėra lygybės ženklo tarp to, ką aš mąstau, to, ką aš kalbu ir to, kaip aš gyvenu, kokias aš vertybės demonstruoju savo gyvenimu, tai tada išeina, kad aš meluoju. Tai meluoti galima ne vien žodžiais. Ir kita perspektyva yra psichologinė. Ir čia jau mes vėl susidurėme su teigiamo melo kategorija. Kas yra melas? Tai yra gyvenimiškas apsukrumas. Taip, kai aš meluoju, nes man yra būtina, taip, nes man tiesiog bus geriau gyvenime. Taip, antras yra altruistiškas melas, kai aš meluoju siekdamas išgelbėti save arba ką nors kitą. Taip, geras melas. Ir trečias yra melas kaip diplomatija. Tiesiog aš meluoju, nes noriu būti mandagus. Ir čia yra labai įdomus pavyzdžiai. Šalia melo labai dažnai atsiduria tokie epitetai kaip saldus, šventas, nekaltas, baltas melas. Štai labai gražus pavyzdys. Išauklėtas žmogus būtinai meluos. Taip, arba melas tai tiesa tinkama vartoti. Taip, arba žmonės tai elegantiški melagiai. Taip, arba kaip yra būtoji gintis, taip yra būtinoji gintis, taip yra ir būtinasis melas. Tai mes matome, kad ir šiuolaikiniuose tekstuose tas melas ne visada yra blogas, kartais vaizduojamas kaip teigiamas, lygiai taip pat kaip ir patarlėse.
Na ir jau artėjau prie savo pranešimo pabaigos. Štai čia mes matome, čia yra mano tyrimo rezultatas, kognityvinis melo vaizdas lietuvių kalboje. Kaipgi tas melas atrodo. Čia yra pagrindinė, galime sakyti, žodyninė reikšmė. Taip, tas pats žodžio semantinis centras. Melas tai tyčia subjekto iškraipoma tikrovė siekiant suklaidinti. O čia yra tie visi kiti profiliai, kurie išryškėjo. Žvelgiant iš politinės perspektyvos, mes turime politinį ideologinį melą, kaip propaganda, taip arba istorinį taip melą. Žvelgiant iš psichologinės socialinės perspektyvos, mes turime būtinąjį melą, mandagumas, apsukrumas, taip altruizmas galbūt čia irgi atsidurtų. Pramogos melas, aš jį pažymėjau punktyrinę liniją, nes neradau nei vieno šiuolaikinio teksto kalbančio apie pramogos melą. Taip, kai štai patarlėse mes turėjome, taip ir melo juokų, taip arba melų pasakos, bet iš šiuolaikinės kalbos jis jau nyksta. Dar galbūt kažkiek mes suprantame, tą žodį melas, juokų reikšmė, bet jau kuo tolyn, tuo mažyn. Nors Vincas Kudirka, kai mokėsi mokykloje, dar leido laikraštuką pavadinimu Kvamstvo, tai yra melas, taip, lenkiškas žodis melas. Ir laikraštukas buvo skirtas satyrai ir humorui. Tai štai 20 amžiaus pradžioje ta reikšmė dar buvo visai populiari. Toliau yra gana didelis profilis aksiologinis etinis, kai melas vaizduojamas kaip labai stipri antivertybė, labai stiprus etikos pažeidimas, kažkas labai nemorališko, labai neetiško. Yra egzistencinis melas, yra vidinių įsitikinimų neatitikimas, yra veidmainystė ir saviapgaulė čia patektų. Na ir faktinis melas kaip tiesiog kaip tiesos nebuvimas, kuris nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Na ir šiandien pranešimą norėčiau užbaigti vienu demotivatoriumi. Čia yra šiuolaikinis folkloras. Visi tie demotivatoriai, juos galima imti ir tirti kaip šiuolaikinį folklorą. Štai internete radau, balandžio 1 tai yra diena, kai galime atsikvėpti ir ramiai sakyti tiesą į akis. Kur irgi parodo, kad riba tarp melo ir tiesos yra labai slidi ir kai galima ir ne visai diplomatiškai elgtis.